nežinau, kaip sveikintis, ar čia vakaras, ar čia diena, nesvarbu. Ačiū, kad atėjote. Aš žiūriu jūs skiriatės, kai kas tai pergyveno tos laikus, atsimena. Yra ir žymiai jaunesnių žmonių, tai gal būsiu naudingas, kad kažką įdomaus papasakosiu, kadangi turiu laiko, turiu visą valandą, turiu daug ką pasakyti, tai atsiprašau, kad tokį ir skaitysiu ties kai kuriomis nuotraukomis, kurios man primins mano gyvenimą, mano išgyvenimus, mano pastebėjimus, apsistosiu, tai bus tokie kaip ekskursai. Ir vėliau vėl grįšiu prie įprastinio pasakojimo, įprastinio teksto. Jauno pasipriešinimo galia. Nuotraukos ir pats pasakojimas, tai yra, aš dirbu Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centre, ruošiu parodas, tai pats pasakojimas ir nuotraukos yra paimtas, remtasi tomis nuotraukomis, tekstais, tačiau aš truputį paroda buvo apėmė platesnį laikotarpį, o šis pasakojimas maždaug prasidės tuo laikmečiu, kai susidegino Romas Kalanta. Kai susidegino Romas Kalanta, man buvo, aš esu 58 metais gimęs, dar buvau paauglys ir tą pačią dieną tik niekas dar Lietuvoje, pavyzdžiui, Vilniuje nežinojo apie tą įvykį. O vėliau per užsienio radijas buvo pasakojama, ypač europiečiai apie tai buvo susidomėję, prancūzai, šveicarai, amerikiečiai kažkaip tai vėliau tą įvykį nušvietė. Aš gyvenau tokioje šeimoje, kur nuolat zyzė užsienio radijas ir labai greitai mes apie tą įvykį sužinojom. O man tas pats įvykis, tikrai reagavau į jį, buvo ir skausmingas, bet kartu buvo labai kažkas nuostabos, kad išėjo jaunimas į gatves. Metams praėjus mes su draugu nutarėm tą įvykį pažymėti ir Vilniuje. Prieš pamoką paėmiau baltą popieriaus lapą, parašiau, kad lygiai prieš metus įvyko pirmas, man tada atrodė, kad pirmas sukilimas prieš bolševikus Kaune. Paėmiau, parašiau ranką ant lapo, mano kartu sėdėjau, skamba gerai, mano bendrasuolis, jeigu taip galima įsireikšti, Vytautas Petrauskas, paėmė tą mano keverzonę, apvedžiojo savo ranką, kad net pažintų, kas rašto. Ir vėlavom į pamoką, nuėjom prie direktorės kabineto, nuėmėm stiklą, nusipirkom klijų, tai klijai vadinosi jėga, tikra jėga, kaip jau priklijuosi, tai nenuplėšė. Ir tą visą mūsų atsišaukimą priklijavom sienlaikraštyje prieš direktorės kabinetą, uždėjom stiklą, nuėjom į pamokas. Greitai, kai labai greitai atrodo pamoka praėjo, nubėgom prie direktorės kabineto, nėra mūsų atsišaukimo. Viskas nudraskyta, nesimato ten, kas nors buvo negero priklijuota. Mokyklos direktorė buvo protinga moteris, jai neapsimokėjo kelti triukšmų, tyliai, ramiai, viskas taip ir praėjo. Minime Romo Kalantos susideginimo metines. 1972 metais, gegužės 14 dieną, jaunuolio auka suliepsnojo laisvės deglu, sukėlė masinius jaunimo protestus Kaune. Pasaulis skelbta, Lietuva nepalūžo, ji nesusitaikė su vergyste.
Pragos pavasario idėjos ir pasakojimai apie jo nuslopinimą uždegė jaunas širdis ir jaunimas pasipiktinimą okupantų režimu išėjęs į gatves. Sistema ėmėsi represijų, sustiprino propagandinį spaudimą, tačiau Romo Kalantos auka niekada nebuvo užmiršta. Skatino naujas jaunimo kartas įvairiausiams formomis priešintis priespaudai. Prisiminkime tai. Pasaulyje atrastume daug doros, žmogiško orumo, nesusitaikymo su vergove pavyzdžių. Deja, tiek pat ir blogio. Bet blogis nėra visagalis. Dažnas iš mūsų yra patyręs būtinybę priešintis. Prisimenu savo tėtį, kuris 70-mečio sėdėjo minėjime, jam buvo 70 metų, svečiai sakė kalbas sveikinimo ir paskui sakė jisai atsakomą kalbą. Na, jis dažnai taip šnekėdavo, kad noriu dar kokių 10 metų pagyventi ir viskas bus. Bet aš, sako, numiręs nenoriu į rojų. Aš noriu ir po mirties priešintis, noriu ir po mirties maištauti, kad ir prieš velnius, pragare. Dažniausiai į kovą kyla jaunimas. Jis atsisako prisitaikyti prie melo, netikrumo, vergystės. Visais laikais jaunystė guldė galvas už tėvynę. Pirmaisiais okupacijos dešimtmečiais vykdytas atviras lietuvių genocidas gerokai išretino šviesiausias, drąsiausias Lietuvos jėgas. Priešinimosi galios seko. Susitaikiusiųjų su okupacija ratas plėtėsi, dalis represijų baimės apimtų tautiečių vaikus auklėjo nuolankumo dvasia. Vieni tylėjo nedelsdami vaikams ir anūkams pasakoti apie šeimą, giminės, kaimynus ištikusią tragediją. Kiti, demonstruodami lojalumą sistemai, kopė karjeros laiptais. Aš pats prisimenu tą laikotarpį, dažnai žmonės mąsto, kiek buvo Lietuvoje gyveno, kad ir Brežnevo laikais, kiek gyveno, koks procentas buvo tautiečių, kurie tikėjo, kad kažkada tai ateis tokia diena ir Lietuva taps laisva. Ir labai prieštaringos nuomonės, nes iš tikrųjų daug kas bijodavo pasakoti. Labiausiai veikia jauną žmogų, tai šeima. Bet bijodami represijų, senesni žmonės, pavyzdžiui, seneliai, savo anūkams nepasakodavo tos laikus apie giminės ištikusias tragedijas, apie jos pačius ištikusias tragedijas. Užsienio radijo, tai ne visi drąsiai klausydavosi, kai kas labai slapta klausydavosi, eidavo, slėpdavosi. Tai jiems atrodė, kad čia daro didžiausią vos nežydarbį, kad klausosi radijo. Tai sunku pasakyti, kiek tas gyvybingos buvo Lietuvos laisvės idėjos, kiek jos buvo gyvos. Ne vienas tautietis prisipažįsta, kad iki pat atgimimo beveik nieko nežinojo apie Lietuvos Respublikos laikus, okupaciją, partizaninį karą. Nepūsti prieš vėją nuostata lėmė visuomeninį pasyvumą, asmenybės dvejinimąsi, moralinių vertybių niveliaciją, politinę nebrandą. Daliai gyventojų vasario 16 Respublikos išugdytas patriotizmas tautinė savimonė apmirė. Sąmoningiausia tautos dalis nenorėjo susitaikyti su tokiu likimu. Jų neveikė nei sistema, nei laikas. Į Lietuvą grįžo tremtinių šeimos, politiniai kaliniai, ginkluota rezistencija keitė kiti priešinimosi būdai. Vietoje sunaikintų pogrindžio organizacijų kūrėsi naujos, rengiama ir platinama nelegali spauda, atsišaukimai, šūkiai, viešinami draudžiami patriotiniai simboliai, gaivinamos tautinės ir valstybinės tradicijos, skatinama savišvita, kuriami meno kūriniai, KGB persekiojama, represijomis klupdoma, rezistencija gebėjo atsigauti ir kovoti.
laikas keitėsi. Jau tokių represijų tais laikais didelių nebuvo, nebent tos persekiojo, kurie kažką tai darė, kurie priešinosi. Bet pati ta sistema, jinai buvo žiauri. Jinai buvo labiau rafinuota, gudri. Ir tuo laikotarpiu per Lietuvą rytosi susidorojimų įvairios bangos. Buvo teisiami rezistentai, siunčiami į atokius imperijos lagerius. Kai kurie buvo uždaromi, pavyzdžiui, tokie kaip Petras Cidzikas, uždaromi į psichiatrinės ligoninės, kitus smerkė spaudoj, susirinkimuose, metė iš darbų, iš mokyklų. O dar vienas būdas buvo labai efektyvus, patys neramiausi maištininkai, jaunimas, tai buvo nustengiamasi neleisti jiems stoti į aukštasias mokyklas ir jie buvo siunčiami rekrutauti į atokiausias vietas. O pati armija, žinote, kad ten buvo ir muštras, vyravo ir nestatutiniai santykiai ir ne vienas jaunuolis grįžo sulaužyti sveikatą, ne vien fizinę, bet ir ne visiems lengva buvo toje armijoje. O dar tokių buvo atvejų, kai koksai nors maištaujantis dingdavo neaiškiamis aplinkybėmis, pilna pavyzdžių. Vakarų pasaulyje 70-mečio pabaigoje pūstelėjo nauji vėjai. Studentų demonstracijos, politiniai, naujosios kairės ir hipių judėjimai. Deja, demokratinio pasaulio jaunimo ideologijai trūko nuoseklumo. Ji buvo kupina prieštaravimo, naivumo, politinio aklumo. 68 metais, kai Sovietų Sąjungos tankai Pragos gatvėse traiškė prahiečių kūnus, labai populiari grupė, visam pasaulyje žinoma ir dabar mes ją dievinam, šloviname, The Beatles, britų grupė, išleido dainą Back in USSR, atgal į Tarybų Sąjungą. Ir ta daina, tos dainos tekstas, tai buvo Sovietų Sąjungos šlovinimas. Tai tokie buvo kaip ir dvigubi standartai, kritikuojamas kapitalistinis pasaulis, metas vakarų jaunimo kultūros, tuo tarpu apie Sovietų Sąjungą, apie kitą blogį, apie komunizmo šmėklą, kuri buvo užėmusi pusę pasaulio, beveik nieko nebuvo dainų tekstuose, apie tai nebuvo dainuojama visiškai. Jis tarsi užsidaręs buvo kultūrinis jaunimo pasaulis mūsų kančioms, ir ne vien mūsų rytų Europos kančioms, Kinijos kančioms. Lietuvių jaunimas, Lietuvos hipiai, nes tai buvo pirmasis toks judėjimas platesnis. Dainų tekstus transformavo į visai kitus tekstus, į kitą kultūrą. Tai buvo simboliais, metaforomis išreikštas antikomunizmas, priešiškumas tuometiniai sistemai. Net ir kai kurios dainų tekstai, pavyzdžiui, buvo neverčiami į lietuvių kalbą, o pritaikomi Maironio žodžiai, ten, pavyzdžiui, apie Trakų pilį, Pilėsis ir Kedvėm apaugus aukštai žemimus, tokia daina buvo. Štai čia, taip yra sakoma, kad pirmoji pankroko grupė buvo Mainz Disorderė, kaip tik tai mano 22 toj mokykloje, kurioje mokinausi. Aš juos tuos visus vaikinus, jie mano amžiaus buvo, bet pati šitą muziką, jinai kažkaip tai labiau išgarsėjo truputį vėliau. O tuo metu, kai aš mokinausi, beveik visi grojo kitoje grupėje, labai tokių juokingų pavadinimų, plūgai.
Ir, pavyzdžiui, dainavo tokią dainą per šokius Black Sabbath parodoj, nes tai buvo Jėzus Kristus buvo hipis, basas vaikščiojo danguje. Gėrė alų, rūkė pypkę ir ten taip toliau. Įsivaizduoja 22 vidurinė mokykla, sovietmetis, gudus sovietmetis, ar ne? Ir šokiuose mokykloje dainuoja tokias dainas. Mokyklos direktorė paimdavo, prieidavo prie mikrofono ir pasakydavo, na viskas, šokiai baigėsi, laikas vaikučiai namo eiti ir vaikai neklauso, paima ir suklaupia ant salėje, ant grindų. Tai tas įvykis nuskambėjo per visą Lietuvą, tad šnekėjo, kad 22 vidurinėje mokykloje įvyko revoliucija. Kai tas priešiškumas tuometinėje sistemoje, tai vyko ir ne vien per estetinį, muzikinį ar kitokį gyvenimą, taip pat per sportą. Prisimename ir Kauno Žalgirio pergalės, ir Vilniaus Žalgirio pergalės futbolo. Būdavo aš pats atsimenu tą laikmetį, kai fanai, kai Vilniaus Žalgiris ten pasiekdavo aukštų laimėjimų, išeidavo į gatves, versdavo automobilius. Kažkas panašaus buvo, kaip, žinoma, ne tokiu mastu, bet kaip ir Kaune, vertė automobilius, dainavo patriotinės dainas. O dar prisimenu, tai Čekoslovakija, nes ir Kalantą minime visą laiką, Čekoslovakijos įvykius minime. Tai tuo metu Čekoslovakijoje vyko ledo ritulio rungtynės kiekvienais metais ir maža valstybė, Čekoslovakija, visiškai maža, gebėdavo įveikti didelę galingos Rusijos imperijos komandą. Ir kas įsimintina, tai kad kai neidavo į klasę, į mokyklą, tai vaikai, kokie tėvai bebūtų jų, beveik visi sirgdavo už čekus. Ir nebūtinai už čekus, bet už ką, tik tai ne už Sovietų sąjungą. Nes jautėsi tas, aš pats savo tokį retorinį klausimą uždaviau, kiek buvo palankiai, lojaliai nusiteikę tam režimui, tai labai mažai. Man net gaila, tų būdavo vaikų, kurie sirgdavo už mūsiškius, už Sovietų sąjungą. Tai čia buvo pajuokos, jie tapdavo pajuokos objektais. Patį visą jaunimo judėjimą galima suskirstyti sąlyginai į tokią tylę, pasyvią rezistenciją ir rezistencinį priešinimąsi. Tai pasyvus, tai kartais tu esi nieko nenori keisti, nieko kritikuoti, nori būti savimi. Ir tu jau esi nepatikimas sistemoje. Tai pasyvus priešinimas galima priskirti hipius, pankus, žygeivius, etnokultūrinį judėjimą, ekologinius judėjimus, taip pat krikščioniškus judėjimus, Eucharistijos bičiulių draugiją, na ir patį sportą. Hipiai, gėlių vaikai. Hipizmas labai greitai atėjo į Lietuvą, nes kokia bebūtų ta užkarda Sovietų sąjungos, bet radijas, jūreiviai, giminės atvažiuojantis į Lietuvą, pasakodavo, mes girdėdavom per radiją, kas vyksta užsienį, be to Kaune buvo leidžiamas žurnalas Nemunas, tai būdavo straipsnių, neva kritikuodavo vakarų jaunimo judėjimą, bet ten labai daug palankios buvo informacijos. 69 metais Rygoje vyko fotografijos paroda, kur buvo eksponuojamos Bitlų fotografijos. Tai ir nebūtinai ten per radiją, kur nors pasiklausydavai, o galėjai net ir lietuviškoje, okupuotoje Lietuvoje spaudoje rasti daug įdomios literatūros. Štai ir labai simbolizuojantis pačią idėją hipių, tai čia Antanėlio yra iš dainos paimti žodžiai, nieko man nereik, man ir taip gerai. Upės mano sesės, medžiai mano broliai, medžiais paukščiai tupi,
plauko žuvis upėj ir aš beveik kaip medis, aš pusiau kaip vėjas. Gamtoj jausdavosi jaunimas stiprus. Gamta nemeluoja, gamtoje pats negali meluoti. Gamta tarsi viską teikia atsakymus, kas yra teisinga, kas žydi, kas žaliuoja, o kas yra nudžiūvę. Hipuojantis jaunimas savo norų įsimetė iš visuomenės, tačiau niekur toli nuo jos nenutolo, telkėsi į vienminčių jaunimo grupelės. Jaunatiškas nerūpestingumas pynėsi suskaitimo, bendravimo trauka. Išmokta drąsiai, laisvai, be išorės primestų štampų, reikšti mintis, ginti savo tiesą. KGB karininkus tokia paklydusio jaunimo raiška glumino, erzino. Režimas kandžiojosi. Dalis maištaujančių niekur nedirbdavo. Jiems poezija, kūryba, mąstymas, pats gyvenimas buvo darbas. Aš esu poetas. Kokia čia gali būti profesija? Aš net čia nuvažiavau, atsiprašau. Josifas Brodskis toksai buvo Nobelio premijos laureatas, kuris klausdavo jo poetas, kokia tavo profesija? Mano profesija poetas, sakydavo. Na ir tokiems žmonėms, kurie niekur nedirbo, režimas taikė įstatymą prieš veltėdžiavimą. Vadinamasis buvo įstatymas Bangladešo. Tai Lietuvoje retai ką nuteisė, pats režimas KGB retai ką nuteisė, bet prisimenant poetą gatvių, poetą Buroką Rimą, tai jam baigėsi kaip tik tai tas nuteisimas, o šitais metais jisai buvo uždarytas į Lukiškių kalėjimą ir ten mirė tam kalėjime. Korumpuota sistema siūlė savo kelius išgelbėti nuo armijos ir kalėjimų. Reikėjo apsimesti kvaileliu ir atsigulti arba būti paguldytam į psichiatrinę ligoninę. Kartą ten patekęs, tu viskas, gauni baltą bilietą vadinamą ir sistema bet kada gali, jeigu tu daug labai šokuojas, tarmiškai, nelabai lietuviškai sakant, galėjo tave vėl uždaryti į psichiatrinę ligoninę. Buvo leidžiami vaistai tokiems ligoniams, daromas ir žmogus tapdavo kriaušę. Tai tikrai baisus dalykas. Jaunimo užuojomis tapdavo kavinės, pastatų laiptinės, būtai komunomis, kurie virsdavo komunomis. Tiesa, labai valdžia žiūrėjo, kad komunų nebūtų Lietuvoje. Greitai aptikdavo tokias komunas būtuose, išvaikydavo. Pavyzdžiui, Petrošiūnuose Kaune buvo tokia komuna išvaikė, Vilniuje. Ir kągi veikė hipiai. Savęs hipiai ieškojo nerimo, šeiminių nesutarimų, pilkos bestuburės aplinkos genama širdis ieškojo savęs. Gatvėje, užeigose, draugų būtuose buvo geriamas vynas, kava, skaitomi eilėraščiai, skambinama gitara, klausomosi muzikos, keičiamasi įrašais, plokštelėmis. Čia buvo susipažįstama, įsimylima, tampama draugais. Įsiskiriama. Hipiškas gyvenimas suvienijo skirtingų tautybių šeimų vaikus. Nemažai kitataučių vaikų išmoko lietuviškai, pamilo Lietuvą, tapo jos patriotais. Dauguma hipuojančių vėliau tapo normaliais tarybiniais piliečiais. Bet buvo nemažai ir tokių,
kurie nepadarė karjeros, neramus, pabandė susivokti savyje ir aplinkoje, už tai brangiai susimokėjo sulaužytų likimu. Nuoširdumas jiem leido matyti pasaulį kitaip, mąstyti kitaip. Jų gyvenimas kaip kometos. Jie netapo nei rašytojais, nei poetais, nieko netapo, nes laikėsi pagrindinio principo negyventi meile. Štai čia matom vieną iš komunų, susirinkę hipiai, klausosi muzikos, valgo, pietauja. Pankai. Mindaugas Sėjūnas, poetas, žurnalistas, štai kaip apie pankus yra rašęs. Tai buvo tarsi vakar, kataklizmo laikotarpis, šiukšlynai, purvas, tamsus Vilniaus senamiestis, totalitarinės tautos priežiūros mašina, kur kiekvienas iššokėlis buvo greit pastebimas ir užgesinamas. Tai buvo sostinės gatvių kultūra, užkrėtusi bent jau mūsų sostinės senamiestį. Pankai ne vien Vilniuje jų buvo. Buvo ir Kaune, ir kitose miestuose. Pankai atsirado 9-10 pradžioje, įskustais paausiais, vilkėjo, nešiojo labai tokią keistą, paprasto piliečio tautiečio akimis žiūrinti simboliką. Bet skirtingai negu, pavyzdžiui, anglų pankai, kurie buvo anarchistai, kurie viską neigė, Lietuvos pankai buvo patriotiškai nusiteikę, rašydavo, piešdavo įvairiausius šūkius ant sienų, lietuvišką simboliką, Gedimino stulpus, vėliavas, platino atsišaukimus, skatino, sveikino pažįstamus su vasario 16-ąją ir taip pat kvietė priešintis pačiai okupacijai, kritikavo patį režimą. Jie buvo daug aktyvesni už hipius, pankai. Toksai buvo Lietuvos laisvės lygos narys Andreika, tai jisai vienam iš pankų siūlė platinti atsišaukimus. Tai, pavyzdžiui, pankų tėvas Nerijus Pečiūra, atsuktuvas, štai kaip yra pasakęs: mes pankai ir esame vaikščiantis atsišaukimai, pozuodamas artimai sielai, freskos ir mozaikos studentui Gyčiui Umbrasui kartą paaiškino pankų tėvas Nerijus Pečiūra. Mat, Umbrasas tapo atsuktuvą ir sako jam: iš pradžių mes tave piešime, po to tapysime, vėliau įamžinsime freskoje. Nuskusta neestetišką atsuktuvą plikę, pagražindamas teptuku išvežiotų violetinių trikampio formos antspaudų su užrašu mėso kombinatas. Įsivaizduokite, galva ir čia ant užrašyta, kad mėsos kombinatas. Išradingas buvo ir yra Gitenis Umbrasas. Individualizmą ir laisvę šlovinantis jaunuoliai metė į iššūkį dvilypiai moraliai, melui, beprasmėms prievolėms ir smurtui. Jaunieji maištautojai savo orumą dažnai gindavo kamščiais. Karingumas, įžūlybė slėpė skiauterėtojų vidinį pasaulį. Jautrų, trapų ir nuoširdų. Jie labai buvo pažeidžiami, geri nuoširdūs vaikinai, tačiau atrodė tai tikrai baisiai. Tokie žmonės sutikę kur nors gatvėje duodavo jiems kelią, nors tai buvo jautrios asmenybės. Patys vardai tokie futuristiniai: Kablys, Čiūmas, Vazonas, Varveklis, Bliūdas, Barštas, Baltupių, Beprotis, Maišas, Trumpas kaklas. Tai kaip charakterių raktažodžiai. Štai, kaip tik tai čia Saugume buvo KGB nuotrauka, kur čia pankų greičiausiai darbas, 63 metai. Su vasario 16 sveikino Vilniečius. Atrodo, baisus šis dalykas. Ant sienos parašė tokią datą, skaičių
ir iš karto atsiranda kažkas nufotografuoja, ne kažkas, o saugumiečiai nufotografuoja, laiko pas save, užveda bylas, seka ir taip toliau. Tai dabartinis laikas tikrai skiriasi nuo tų laikų. Čia Pečiūrai šaukimas į KGB, jam tam už tai, kad jis buvo iškėlęs Lietuvos trispalvę, atrodo, kažkur tai prie televizijos komiteto kvietė į saugumą. Tokius šaukimus daug kas gaudavo, nebūtinai pankai. Ja. Visai Lenino prospekte šitam daugiausiai. Jo, aš galėčiau pasakoti apie tą Lenino prospektą. Na tai va. Mano sesuo pasako, kaip ją buvo ten po vienos kratos, iškvietė į saugumą ir sako, ateini ir tave ateina karininkas jaunas, ten jo priėmimo kambarį ir tave veda į kabinetą. Veda tokiais ratais, koridoriais ir dega virš durų šviesos, vyksta tardymas. Arba nuotraukos kaba nužudytų stribų nuotraukomis, kokie ten nacionalistai, buržuaziniai buvo baisus. Veda, nu ir paskui nuveda į kabinetą. Tave tardo tam kabinete, o paskui jau baigėsi tardymas, kvota, sako, tai aš jūs palydėsiu, saugumietis. Gerai, ir išeina iš kabineto ir čia pat durys į lauką. Tave specialiai vedžioja po visus rūmus, kad tu pamatytum, kokie galingi. O pasirodo, kad galime labai greitai patekti tą kabinetą. Tai iš tikrųjų tai, ir tokiais metodais vykdė savotišką spaudimą tiems, kurie nesutiko su režimu. Negudriais akordais ir metaforomis virsdavo čia pat išgyvenamos drąsėjančios jausenos. Aš nuplikau nuo peroksido, pilnas miestas narkomanų, Lietuva tai jėga. Šiandien glasnas, daug kas galima, kalbom į ateitį, širdim į Staliną. Tokias dainas dainavo pankai. Ko tik nesugalvodavo pankai. Pavyzdžiui, bandė nuvaryti, toks varveklis Šimanskas buvo, bandė nuvaryti lėktuvą į Turkiją, pavogti iš revoliucijos muziejaus kulkosvaidį. 87 metų rugpjūčio 22 dieną to garsaus mitingo prie Adomo Mickevičiaus išvakarėse būtent varveklį areštavo KGB ir tardė. Tai jisai ten ir pradėjo reaguoti saugumą, kad aš jums užkursiu pirti velnio išpiroms saugumo. Jie visiškai nebijojo saugumiečių. Ir tai toks elgesys su saugumiečiais, juos labai saugumiečius glumino, jau nebuvo įpratę, kad jų bijotų visi, o čia visiškai jaunuolis, visiškai nieko nebijantis. Ir pats varveklis, kas įdomu, kad daugelis, nebūtinai pankų, bet ir pankų, 90 metais, 91 metais labai įsitraukė į tautos atgimimo gyvenimą ir tas varveklis, čia vat Suminauskaitė atsuktuvas Pečiūra, štai įsitraukė į Lietuvos gynimo tą gyvenimą ir savidarbių šautuvo saugojo 91 metų tragiškomis sausio įvykių dienomis, saugojo Lietuvos vėliavą Gedimino bokšte. Ir ne vienas pankas, vėliau tapo net kai kurie ir politikais, ir tai vienu žodžiu nebuvo nuošalyje. Prieš muziką bėgęs geležinės uždangos. Rokas, džiazas, čia. Blogio imperijos jaunimui tapo gyvenimo būdu. Jauno širdis plakė muzikos ritmu. Muzika virto pasaulio jausenos kalba, tapatybės vėliava. Garsų jėga stiprino dainų žodžių įtaigą, skraidino jauną žmogų į sakraliausias
rezistencinės erdves, kuriuose svajota, kalbėta, šaukta. Klausytojai su kūrėjais konstravo simbolinę tikrovę, kurdami savo vaidmenis, rasdami kitų galimybių būti nerealiame pasaulyje, kuriami simboliniai reikšmių pasauliai, jaunatiškas naivumas, sentimentalumas turėjo kažkokios natūralios gilumos, nereikalaujančios ypatingo sudėtingumo. Pasaulis suvoktas tiesiogiai ir paprastai. Neoficiali muzika Lietuvoje sklido muzikos įrašais, besikuriančių lietuviškų ansamblių, gintarėliai, dobilas, kertukai, antanėliai, gėlių vaikai, raganiai, nuogiems lenkščio, čies, VC repertuaruose ar šiaip pavienių mėgėjų buvo atliekama jaunimo susibūrimuose. 61 metais Lietuvą pasiekė naujosios muzikos plokštelės. Tos plokštelės buvo įrašinėjamos ant rentgeno nuotraukų. Rentgeno nuotraukas gaudavo jaunimas iš tėvų, kurie iš tėvų medikų, ir tose rentgeno nuotraukose buvo dažniausiai nufotografuoti sulūžę kaulai. Tai ir ta muzika, kuri pasiekė Lietuvą, buvo vadinama rokas ant kaulų. Tarsi tai labai simboliška. Rokas skynė kelią per sulaužytus kaulus. Sistema sukūrė mechanizmą tokiam muzikos gyvenimui paralyžiuoti koncertų, konkursų, repertuarų, programų tvirtinimus, leidimus koncertuoti. Laisvieji muzikantai ir kompozitoriai stengiasi apeiti kliūtis, pasislėpti po kokios nors gamyklos, komunistinės organizacijos vėliavą. Bet nelabai sekdavosi, vis tiek buvo nesavi. Tai sistemai tokie žmonės buvo nesavi ir juos sekė. 1969 metais valdžios nurodymų buvo sunaikintos Gėlių vaikų ir Antanėlio Vilniaus plokštelių studijoje įrašytos dainos. Gėlių vaikai, Antanėliai, turbūt tik grįžtų. Jaunimas klausėsi radijos. Ir viena iš tokių radijos laiškų tai buvo BBC. Ir galima buvo rašyti į BBC, nors cenzūra netimdavo tų laiškų. Jaunimas rašydavo laiškus į BBC redakciją, aprašydavo savo gyvenimą ir prašydavo, kad laidos vedėjas sugruotų kokią pageidaujamą dainą. Ir Vilniuje gyveno tokie tauniai, garsus hipiai, ir jie parašė ne vieną laišką į BBC, tą roko klubą, užėmė pirmą vietą. Jiems atsiuntė ženkliuką, pažymėjimą, kad jie priimti į klubą, ir taip pat marškinėlius, kur buvo atspausdintos tos raidės BBC. O Vilnius buvo toks daugiau rusiškas miestas, tai kaip kiti praeiviai tą BBC perskaitydavo kaip военно-воздушные силы, karinės oro pajėgos. Ir sakė, šaunuoliai vyrai vaikšto su tokiais marškinėliais. Tas labai puikiai simbolizuoja tą laikmetį ir absurdišką laikmetį tokie dalykai. O gal ne čia važiuojam? Gėlių vaikai atsimenu, mūsų mokykloje koncertavo, tai buvo kažkas tai fantastika. Antanėlis. 1970 metais, balandžio 26 dieną, Vilniaus Žirmūnų restorane įvyko pirmas Lietuvos roko festivalis, pirmoji Pop Session. Po koncerto hipsterių minios laukė milicija ir sunkvežimiai pilni kareivių, KGB aktyviausius pūvančios buržuazinės kultūros propaguotojus sulaikė, ištardė, prigrasino. 71 metais, vasario 20-21 dienomis jau Kaune, Politechnikos institute
automatikos fakultete po komjaunimo komsomolo vėliava buvo įsikūręs toksai rock klubas Mutkeliai. Ir jisai surengė pop festivalį, antrą Lietuvoje, bet labai didelį festivalį, labai į tą festivalį plūdo hipiai iš įvairiausių Lietuvos kampų ir milicija, vadovaujama KGB, tuos atvykstantį jaunimą įvairiausiais būdais sėmės, sodino iš traukinių, iš autobusų ir vežė kuo toliau nuo Kauno. Prie pat šokių reikėjo, norinčių patekti į šokius į tą festivalį buvo daug labai, o bilietų mažai, tai kurie neturėjo bilietų jaunuoliai, tai bandė ten per langą įlipti ir taip toliau, milicininkai jos gaudė, vaikė, jie slėpdavosi, ten įlįsdavo kokią spintą, žodžiu, visų kuriozinių įvykių vyko. Ir tas pats vaikimas, represijos jaunuolių atžvilgiu labai priminė repeticiją, būtent Kalantos įvykių repeticiją. Nuvažinėjau, aš atsiprašau. Tai čia to klubo Mutkeliai vadovas, Algimantas Šešelgis, labai greitai teko išsiskirti Šešelgiui su klubu ir su pačiais mokslais, ir jisai buvo paimtas į armiją į labai pavojingą vietą, tuometinės Sovietų Sąjungos Kinijos pasienį. Tai baigėsi jo ta Mutkelių karjera. Čia gintarėliai, kurie dalyvavo festivalyje, nuo Slenkščio Stancevičius Antanas, daugiau tokį progresyvų roką grojo, dainiai. Kitas Mutkelių vadas, Šervytis Robertas. Štai tipiškos to meto išleistuvės į armiją, Šešelgį išlydi draugai į kariuomenę. Tai veidai nelabai, galima sąlyginai sakyti, nelabai linksmi. Na ir dar kitas labai svarbus įvykis įvyko 71 metais per Kalėdas, gruodžio 25 dieną, grupė Antanėlis ir grupės vadovas Kęstutis Antanėlis sukūrė, pastatė pirmą Europoje, antrą pasaulyje operos Jėzus Kristus superžvaigždė patį pastatymą. Pasisekė saugumiečius apgauti, sukeisti laiką, tačiau čia tik tai repeticija yra. Paties spektaklio metu buvo apsirengę dainininkai visiškai kitaip, su baltai angelai, tai su baltom tokiom paklodėm ir taip toliau. Ir pati premjera įvyko, bet kitą dieną Kęstutį Antanėlį saugumas išvežė, tardė ir išmetė iš Vilniaus inžinerinio instituto. Tai po kelių metų jisai grįžo į tą institutą. Bet tai tikrai dažnai šitas įvykis yra spaudoje prisimenamas, tai tikrai pagyrimo žodžių vertas įvykis, kad neįsigando tuometinio režimo ir Antanėlis ir kiti aktoriai, dailės dabartinės akademijos studentai, pastatė operą, roko operą Weberio, Andrew Lloyd Webberio operą Jėzus Kristus superžvaigždė. Čia mums Vidas Petkevičius, dabar esu, atrodo, dar yra jisai.
Režimui sunkiausiai sekėsi kontroliuoti meno pasaulį. 70-ame dešimtmetyje estetinė kūryba ėmė slysti iš socialistinio realizmo propagandos lauko. Dalis menininkų moderniomis formomis provokavo tautiečius ideologiniai laisvamanybei. Vakarų, o ir sava kultūra veikė jaunimo susibūrimus, skatino domėjimosi ne tik muzika, bet ir menu, literatūra. Kas neskaitė tais laikais tokių rašytojų kaip Selingerio, Rugesetės bedugnė, Džeko Keruako, Hermano Hesės, Julio Kortosaro, Jono Vyžiaus, Kazio Sajos, Romualdo Lankausko, Juozo Grušo, Justino Marcinkevičiaus, Sigito Gedos talentingų kūrinių. Kas jaunimas veržėsi į Jono Jurašo, Juozo Miltinio, Eimunto Nekrošiaus spektaklius. Kauno dramos ir Kauno muzikinėme teatruose suburta Modulio Tenisono pantomimos grupė užkerėjo vietos hipius. Pantomima pasklido studentų diskotekose, šėlstančios jaunuomenės sukūriuose. Modulio mokinys ir bičiulis raganių būgnininkas Natanas Natkindas audrino publiką rankomis, stumdydamas salės pertvaras, tarsi bandė nugriauti Berlyno sieną. Profesionalioji kultūra pynėsi su gatvių kultūra, veikė viena kita. Čia matome Gediminą Storpirštį, garsų aktorių. Čia jisai savo mokykloje, Antano Vienuolio mokykloje, jos pastatymė džinsų repeticijoje, tačiau jisai lankė ir dramos būrelį, kuris buvo ant Taurora kalno profsąjungos rūmuose. Ir tose profsąjungos rūmuose buvo pastatytas spektaklis pagal Biliūno apysaką, apsakymą, tiksliau, Laimės žiburys. Ir pats Gediminas Storpirštis deklamavo Biliūno eiles Svajonė, kurios prasidėjo maždaug taip. Ar atbus tėvynė, ar ateis gadynė, kad žus tamsa, burtai ir vergyje. Vat tik tai tokius žodžius perskaitė ir jau labai greitai kitą dieną pas režisierę aplankė Valerija Marcinkevičiūtė karalienė, aplankė KGB operatyvininkai, jį tardė, kas jums leido tokį spektaklį statyti. Na ir labai gražiai išsisuko režisierė. Sako, tik kad tiek eilėraštis, tiek pats apsakymas yra Biliūno raštas ir nieko nepadarė. Jokių represijų jų atžvilgių nesiėmė. Vilniuje taip pat galima buvo, dar toks įdomus įvykis Klaipėdoje, buvo aukštesnioji muzikos mokykla ir tos muzikos studentai pastatė spektaklį remdamiesi Jesenino eilėraščių, Kalė atsivedė 7 šuniukus kovo 8-ąją. Tai vos jų neišmetė iš tos aukštesnėsės mokyklos. Vilniaus Žibutyje tokia kavinė buvo. Rinkosi kūrybinė studentyje, vyresni menininkai, bogema, šiaip jaunimas. Alkoholis, pigi kava, besiveržianti saviraiška, tirpdė socialinę lankytojų atskirtį, jie keitėsi nuomonėmis, idėjomis, poezijos tekstais. Laisvėjančios minties erdvėse nardė KGB agentai, sekė, verbavo, laužė maištininkų likimus. Po 1972 metų Neringa, ta garsioji Vilniaus Neringa, labai dažnai liaupsinama, kad ten labai tyrojo laisva mintis, buvo visa prikimšta mikrofonų. Rašo žmonės, atsimena, kaip keisdavo jos teles, besisukančias. Gatvės poetika, Rimo Buroko, Boriso Lazutkino eilės, Kauno hipių kampanija, organizuoti poezijos skaitimai, Ramovės kino teatro laiptinėse, vertė sustabarėjusius realizmus aukštyn kojomis.
Kita jaunimo legenda, 45 Pabaltijiečių memorandumo signataras Liutauras Kazakevičius. Labai buvo tokia kuriozinė asmenybė, imponuojanti, vaikščiodavo su ilgu paltu, su motina vežiodavosi šuniuką nedidelį. Ir tais laikais eina Gedimino prospektu, to vadinamo brodu, nuo tokių personų, tokios personos retai kada buvo sutinkamos. Jos labai imponuodavo kitus ten bevaikščiantį jaunimą. Kazakevičius buvo vaikščianti biblioteka ir mėgdavo labai kartais ir šilpinti aplinkinius. Naidavo, pavyzdžiui, Vilniaus dabartinėje gatvėje, Liudo Giros buvusioje gatvėje į kavinę, susirenka tarnautojai, valgo, pietauja, susitraukia Bibliją ir ten garsiai sako, dabar išgirsite tenais Švento Jonos žodžius ir pradeda deklamuoti. Tai žmonės pasimesdavo ir greitai nerdavo iš tos kavinės, nes jiems atrodė, kad toje kavinėje sėdėti yra nesaugu. Na, dar kitą asmenybę galima buvo sutikti Vilniaus gatvėse, tai su ta vadinama sietka prekybinė, tai Erlicka, kuris vaikščiojo su sietka, atrodė taip pat labai įdomiai. Ir dar tik tai buvo pati pradžia, dar tik tai menininkas, rašytojas tik tai gimė, jisai niekas jo nespausdino, jisai buvo tekstai spausdinimo mašinėlę, spausdinami ir paskui tie tekstai buvo platinami, dalinami saviems, kitiems ir net 22 vidurinę mokyklą pasiekė jo tos novelės, jos buvo labai neįprastos. Tas pats stilius buvo visiškai kitoks negu kitų to meto novelistų. Gitenis Umbrasas, apie kurį jau čia buvo rodytas jisai ir kalbėta, stojo į Dailės akademiją ir neišlaikė jisai komisijos lojalumo egzamino. Buvo tokia užduotis, kompoziciją reikia sukurti komjaunimui 40 metų. Neiškentė Umbrasas ir vietoj to paveikslo, tos kompozicijos nutapė paveikslą Jonui Krikštytojui. Na ir be abejo, jisai neįstojo į tuometinį Dailės institutą Vilniaus ir jam pasisekė įveikti tos visus barjerus, gal ir save, tik tai po 5 karto jis įstojo į aukštąją mokyklą meno. Čia Joną Buroką, čia Raimundas Burokas, Raimundas Burokas, štai Kazakevičius per vidurį, čia Umbrasas kairėje, Gitenis sėdi. Kita dar viena legenda, Artūras Borisas Baras. Na ir štai Gitenis pats Umbrasas. Taip pat Gitenis Umbrasas su draugais Vilniaus senamiesčio gatvėse organizuodavo happeningus, teatralizuotus protestus prieš pilką kasdienybę. Švęsdavo kovo 13 Tarakonų dieną. Tarakonų diena, kovo 13, atsiminkit. Taip pats paimdavo miestai pjaustyti lentelę duonai. Jis už kareiviškos milinės užsikišdavo tą lentelę, įsmeigdavo peilį, priekyje vėl kitą lentelę ir įsmeigdavo peilio viršūnę. Taip atrodydavo, kad jisai persmeigtas yra kiaurai su peiliu ir taip apsirengęs jisai su draugais vadovavo procesijai, kurie eidavo Vilniaus miesto gatvėmis. Praeiviai išvydę keistą jaunimo procesiją, įsižiodavo, sakminėdavo, kiti įsiliedavo į spektaklį, sekdavo iš paskos. Linksmybės nutraukdavo milicija, areštuotus ramybės drumstėjus veždavo į durnyną, sveikatos ir karjeros prasme, tokia maišto forma buvo savižudiška. Įsivaizduokit, tokius pamatai. Dabar tai gal, sakytum, kitaip reaguotum.
Čia jau kita asmenybė, Makauskas Makys, tos rodytų kolektyvų roko vadovas ir dabar dar vykdo savo muzikinę veiklą, o jisai buvo paimtas tais laikais, jeigu baigė aukštą mokyklą, tai jeigu būdavo karinė katedra, tai jaunimą imdavo kariniams mokymams ir vėliau jie tapdavo karininkais. Tai tas Makauskas Makys Pabradėje buvo paimtas ir tada, panašiai kaip dabar, buvo kuriami muliažai, reiškia, sukurtas tanko vokiečių muliažas ir tikriausiai jį šaudydavo tuometiniai būsimi karininkai. O kadangi Makys buvo labai kūrybinga asmenybė, tai jisai iš tokiose situacijose kurdavo tokius siurrealistinius visokius vaizdus. Čia irgi vaizdas Pabradėj, irgi kažką tai prie kažkokio apleisto, palikto automobilio, kažką tai kūrė. Čia vėl garsus tuomet, Umbrasas Gitenis, Rimas Morkūnas, aktorius, režisierius, sūnus Palaidūnas, filme suvaidino pagrindinį vaidmenį. Tas labai įdomus filmas, tais laikais gal toks irgi prieštaraujantis to laiko sovietiniam tradicijom. Gintautas Tiškus, architektas. Jaunimas nebuvo, kad priklausydavo vienai kokiai nors srovei. Dažnai jie įsitraukdavo ir kitus judėjimus. Pavyzdžiui, Umbrasas, net man atrodo, yra vežęs į Maskvą literatūrą lietuvišką Rusijos disidentams. Minėtas Alvytas Taunystas, kuris tapo BBC klubo konkurso laimėtojų, jisai buvo vedęs Širvio dukrą Dangę Širvytę. Matote, jie šaržuoja socialistinio realizmo sovietinių partizanų skulptūrą. Partizanai, jie tarsi partizanai. Deja, Taunio gyvenimas tragiškas. 79 metais jisai žuvo autoavarijoje, buvo lenktynininkas. Kita dalis jaunimo metėsi į rytų kultūros tokius judėjimus Lietuvoje. Toks Anatolijus Lomonosovas sukūrė net indų muzikos ansamblį Svarą, koncertavo dažnai, tais laikais koncertuodavo vienose ar kitose kultūros įstaigose. Ir kitas srovė, nesrovė, o kitas būdas išreikšti savo protestus ir kartu gyventi savus gyvenimus, tai buvo tranzavimas. Tranzavimu jaunimas vadino kaip šventuoju, kad tai yra šventas kelias. Tai čia didysis buvo tas sistemos stebuklas, tranzas, kai išeini, sustabdai mašiną ir važiuoji. Svarbiausia jauteisi, kad nuo savęs kažką nešvaraus, tokio purvino nusimetei, nes išeini laisvas į kelią. Tai buvo šėlsmas, bet jis toks buvo geras. Tas kelias, jisai pirmiausiai suteikdavo išlaisvėjimo pojūtį, labai didelį ir gilų. Nepriklausoma niekam, tu iš tikrųjų priklausai savo, daugiau niekam. Nei jokiai partijai, nei jokiai organizacijai, nei tėvui, nei mamai, nei ten bobutei, nei dėdukui, niekam. Tu esi paprasčiausiai. Poetas Romualdas Trachimas Tomas Mučius. Tranzuodavo įvairiausiais būdais. Tranzuodavo automobiliais, keldami rankas. Tranzuodavo, kai neišeidavo tranzuoti automobiliais, važiuodavo traukiniais, dažniausiai zuikių, be bilietų, arba prekybiniais traukiniais, tavarnekų, arba užsikabindavo kablių už prekybinio traukinio ir kabėdavo ant to kablio ir taip skrosdavo kilometrus, arba eidavo pėsčiomis. Jeigu net negali
ko sustabdyti, ką sustabdyti, tai nestovėsi kaip įbestas, eini pėsčiomis. Labai svarbus faktas yra, kad 1972 metais Lietuvoje pasirodė garsaus bytniko Džeko Keruako knyga Kelyje. Tai buvo pirmoji knyga visoje imperijoje. Nei rusų kalba, nei kokia kita kalba neišėjo Kelyje. Na ir ta knyga Kelyje, kas jos neskaitė, tikriausiai daug kas ją skaitė. Man atrodo, ir programose dabar vidurinio mokykloje yra įtrauktas tas kūrinys. Tai tapo keliautojų kaip Biblija. Paskaitę šitą knygą, tranzuotai įsivaizdavo, kad jie yra tos knygos herojai. Jie kopijavo tos knygos herojus. Ten jeigu tos knygos herojai keliaudavo, aprašė kelionės per Ameriką nuo rytų iki vakarų pakrantės, tai čia keliaudavo ne tik tai Lietuvoje, bet keliaudavo po visą Didžiąją Sovietų sąjungą. Pradėdavo, žinoma, netolimomis kelionėmis. Palanga buvo vadinama vos ne Meka, vėliau toliau Talinas Meka, dar toliau Peterburgas, tuometinis Leningradas Meka. Ir hipiai pasiekdavo, nebūtinai hipiai, atsiprašau, jaunimas pasiekdavo tolimiausias, atokiausias Sovietų sąjungos vietas. Kaukazą, Vidurinę Aziją, Altajų. Štai va tas pats Umbrasas čia Kaukazo keliais važiuoja sunkvežimyje. Čia jo draugas, toks Guliveris Tolčkovas, Vidurinė sėdi prekinio vagone ir skrodžia Vidurinės Azijos stepes, dykumas. Čia tik tai epizodai, tai ką galima buvo gauti, tokias nuotraukas, tai yra Gruzijoje, Mamesino perėjoje stovyklavietė, Umbrasas su draugais rengė. Vilniaus akmenys, Vilniaus katedros akmenys, kur labai keliautojai, tranzuotojai, hipiai, pankai labai mėgdavo susirinkti, rinkdavosi ir tokia susitikimo vieta būdavo, kaip sakydavo, kad susirenkam prie akmenų. Tranzuodamas žmogus kuriam laikui atsiplėždavo nuo sistemos taisyklių ir priekabių, palikdavo jas pakeily su tolstančiais pastatais, stulpais ir medžiais. Nesirūpink, neieškok, aš išvažiavau, tėvams rašydavo keliautojai. Tranzuotojai hipių susibūrimus, roko festivalius, apsistojama rusų hipių komunose, Piterio ir Maskvos bohemų, kultūros aristokratų, disidentų būtuose, stačiatikių ir budistų vienuolynuose. Laisvė tarsi voratinklis draigėsi vėjyje. Transas virto transu. Kelias tolyn, link horizontų, kelias aukštyn, link tikėjimo, kelias žemyn, link prie alkoholio, narkotikų, kelias į save ir kelias nuo savęs. Vieniems tai buvo tik nuotykis, kitiems bendravimas su išskirtiniais žmonėmis, susipažinimas su jais. Tai buvo patirtis, labai vertinga patirtis, susipažinimas su žmogaus genijaus kūriniais, su gamtos kūriniais. Žmonės tie, kurie tranzuodavo, sakydavo, kad jie baigė antruosius aukštuosius mokslus. Na, dar kita srovė tai buvo etnokultūriniai, ekologiniai judėjimai. Čia labai geras posakis. Imperijos moka išugdyti paniką tautose savų pačių atminčiai. Tautos atmintis okupaciniam režimui kėlė grėsmę. Lietuvos jaunimas su tėvų senelių kartomis vienijo priešiškumas primestai ideologijai.
žygeiviai pasivadinusių etnokultūrinių aplinkosaugos judėjimų klubų, ansamblių, būrelių jaunimas kartu su dėstytojais, mokslininkais keliavo po Lietuvą, rinko istorinę medžiagą, tyrinėjo papročius, tradicijas, užrašinėjo ir dainavo dainas, prižiūrėjo istorinius paminklus, žymių žmonių ir karių kapus, stengėsi išsaugoti lietuvybę etninėse žemėse. Tokia veikla telkė žygių dalyvius į savo jėgomis pasitikinčią, patriotiškai nusiteikusią, išprususią etnokultūrinių judėjimų bendruomenę, sovietinės sistemos alternatyvą. 70-mečio pabaigoje prasidėjo garsūs rasos šventimai Kernavėje. Vilniuje įsikūrė kraštotyrinė Romuva, besiplečiantis žygeivių judėjimas ėmėsi precedento neturinčių valdžios nesankcionuotų masinių akcijų. Etnokultūriniai judėjimai bandė atgaivinti lietuvių senojo tikėjimo tradicijas. Tai galėjo atitolinti jaunimą nuo katalikų bažnyčios, kurią komunistinė nomenklatūra laikė viena pavojingiausių priešininkių. Tačiau didesnės prieštaros tarp krikščioniškos dvasininkijos ir pagonybės propaguotojų nebuvo. Kunigai dažnai žinodavo, kad jų jaunimas, tie, kurie patarnaudavo mišiose, dalyvauja ir žygeivių žygiuose ir nedraudė, nekritikavo tikinčiųjų, kad jie dalyvauja tokiuose kartais pagoniškose žygiuose, o patys žygeiviai dažnai lankydavo ir kunigus, padėdavo kunigams tvarkyti, pavyzdžiui, taisyti bažnyčios stogus, atstatydavo nugriautus kryžius, o kai kurie žygeiviai netgi bendravo su tais aktyvesniais kunigais, politiniais kaliniais, platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Priešpriešų ypatingų nebuvo, nors tam tikras pavojus, kad KGB, mano supratimu, tai turėjo skatinti žygeivių judėjimą, nes kuo toliau nuo katalikybės to atrodė geriau, to pats lietuvių tautinė savimonė praranda tokį labai svarbų veiksnį, svarbų akstiną lietuvybės, būtent tikėjimą. Pagonybė kažkuria prasme jinai buvo toliau, nors sunku pasakyti, irgi šalia lietuvybės, bet jinai neturėjo tokios įtakos, nebuvo tokia pavojinga režimui kaip katalikybė. KGB ėmė auklėti kraštotyrininkus, sekė, vedė pokalbius, verbavo, atleisdavo iš darbo, vykdė areštus, kurpė bylas. Valdžia uždarė Vilniaus kraštotyrininkų klubą Romuva, Vilniaus turistų klubo žygeivių sekciją, suėmė piligrimus, Vidmantą Pavilionį, Šarūną Žukauską, Izidorių Rudaitį, Antaną Sakalauską. Romuvos idėjinis lyderis Jonas Trinkūnas buvo pašalintas iš darbo universitete. Štai Trinkūnas kairėje stovi, kalbina senukus. Bet persekiojama bendruomenė neiširo, ne taip gausios rasos šventės buvo organizuojamas kitose vietose, žygeivių sąskrydžiai vyko slapta. Kūrėsi folkloriniai ansambliai, pradėta rengti skamba kankliai festivalis. 90-metyje stiprėjantis kultūriniai sąjūdžiai ėmėsi drąsiai ginti aplinką ir tapo galinga jėga pirmosiuose atgimimo mitinguose. KGB, kai įsikviesdavo žygeivius, aktyvistus, tai dažnai klausdavo, ko jūs ten vaikščiat po tos bobutės, ko jūs užrašinėjate tas dainas, ko jūs kapstatės po praeitį. Jiems atrodė, matė grėsmę būtent lietuviškose dainose. Labai įtariai žiūrėjo į žygeivius. Katalikiškas sąjūdis. Dalis jaunimo, nebijodami persekiojimų, pasuko ateistinės sistemos visais būdais puolamo Dievo ieškojimo keliu. Jaunimas patarnavo bažnyčiose šventų mišių metu, skaitė religinę
istorinę literatūrą, dalis jų tapo Eucharistijos bičiulių judėjimo nariais. 72 metais pradėjusiais eiti pogrindinės Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbiais ir platintojais, maldininkų, kelionių į Šiluvą, Kryžių kalną, kryžių atstatymo akcijų dalyviais. Savo tikėjimą viešai išpažįstantį jaunimą, nepaisant kai kurių nepilnametystės, tardydavo mokytojai, KGB operatyvininkai. Jaunuolių patarnavimai bažnyčiose dažnai baigdavosi išmetimu iš mokyklos. Politinė rezistencija. Dalis jaunimo ryžosi tiesiogiai kovoti prieš primestą komunistinę sistemą, įsitraukti į neginkluoto pasipriešinimo sąjūdį, atsikūrenčias ir naujas politinės organizacijas. Ne vienam jaunuoliui įnėtėjo pagal išgalės įkasti režimui, kliminti jo pamatus, kelti mažas ir didesnes revoliucijas. 61 metais, truputį čia kitas laikotarpis, bet noriu paminėti žmogų ir faktą, KGB susekė moksleivio Vlado Šakalio Vilniaus 16 vidurinės mokyklos organizacija Laisvoji Lietuva. Dauguma jos narių nuteisti ilgą laiką kalėti. Vladas Šakalys dar tuo garsus, kad gal atsimena tą laikotarpį, kai 1980 metais jam grėsė dar vienas areštas, dar viena byla, dar vienas kalėjimas. Jisai pabėgo, nuvažiavo, slapstėsi pradžioje Dzūkijoje, paskui nuvažiavo su draugu į Kareliją ir pėsčiomis perėjo Suomijos sieną ir pasidavė tuometiniai Švedijos valdžiai. Tai tuo metu vyko olimpiada, tai net ir juokavo užsienio spauda, kad jeigu buvo vertas olimpiados aukso koks nors lietuvis, tai būtent Vladas Šakalys, nes jis sukūrė, įvykdė didvyrišką tikrai žygį, pereiti tuo metu sieną Sovietų Sąjungos ir Suomijos, tai buvo tikrai nelengva. Jisai yra palikęs tą istoriją savo atsiminimuose. Tikrai įdomus žmogus labai ir nuo pat jaunystės pradėjęs kovoti su tuometinė santvarka. 1968 metais Čekoslovakijoje plūstelėjęs Pragos pavasaris, čekų tautos bandymas ištrūkti iš SSR imperinių gniaužtų tapo impulsu stipresniam pasipriešinimui Lietuvoje. 72 metais, gegužės 14 dieną, Romo Kalantos susideginimas virtęs masinėmis jaunimo protesto manifestacijomis Kaune skelbė pasauliui: Lietuva nepalūžo, nesusitaikė su vergyste. Vilniaus Antano vienuolio vidurinėje mokykloje susibūrė aukštesniųjų klasių jaunuolių būrys. Mokiniai patarnavo mišioms Švento Mikalojaus bažnyčioje, uždegdavo žvakutes Rasų kapinėse, nepriklausomybės kovose žuvusiems Lietuvos kariams, istorinėms asmenybėms. Jaunuoliai nepasidavė niekšybėms, atsisakė KGB tardytojams melagingai liudyti prie savo vyresnįjį draugą, dvasinį mokytoją Viktorą Petkų. 76 metais Julius Sasnauskas, Vytautas Bogušis, Andrius Tučkus, Kęstutis Subačius, Algirdas Masilionis buvo išmesti iš 11 klasės ir be teisės toliau tęsti mokslus dieninėje mokykloje. Visi jie ėjo tada, perėjo į vakarinės mokyklas. Ten daug to meto tokių nerimstančių sielų mokinosi vakarinėse mokyklose, tame tarpe ir Vytautas, pavyzdžiui, Kernagis mokinosi vakarinėje mokykloje. Daugumai neleista studijuoti aukšto mokslo įstaigose, 3 iš jų paimti į rekrutus SSRS kariuomenėje. Sasnauskas su patyrusiais rezistentais leido nelegalų leidinį Laisvės šauklys,
redagavo ir leido Vytį. Jaunieji rezistentai tapo aktyviais 78 metų susikūrusios Lietuvos laisvės lygos tautinio įsivaizduojamo judėjimo politinės organizacijos nariais. 79 metais, rugpjūčio 23, šviesą išvydęs Lietuvos laisvės lygos paraštas 45 baltiečių memorandumas reikalavo Baltijos šalių deokupacijos, žadino pasaulio valdžias iš letargo, paskatino jas aukščiausių lygmenių atnaujinti CSRS pavirtų Baltijos šalių bylą. 4 memorandumo signatarams, 4 jauni buvo labai, nebuvo sukakę nei 22 metų. KGB areštavo Sasnauską, redaktorių, vieną iš redaktorių memorandumo, jis ir signataras buvo be abejo, ir 1,5 metų kalino jį KGB kalėjime Vilniuje, paskui 5 metams ištrėmė į Sibirą. Likusieji jaunieji signatarai patyrė kitokias valdžios represijas, persekiojimus. 1987 metais, rugpjūčio 23 dieną, prie Adomo Mickevičiaus paminklo įvykusiame prieš okupacinėme protesto mitinge dalyvavo daug represijų nepabūgusio jaunimo. Metams nepraėjus dar daugiau jaunuomenės vasario 16-88 metai prieš pat įsikuriant sąjūdžiui minėjo Lietuvos nepriklausomybės dieną. Nepasant valdžios keliamos isterijos, išėjo į gatves, milicininkai maištininkus vaikė, daužė guminėmis lasdomis, bananais, grūdo į autobusus, vežė į areštinės ar toli nuo miesto. Jaunuomenė dalyvavo 88 metų, gegužės 22 dieną valdžios uždraustame mitinge skirtame masinių deportacijų 40-ųjų metinių paminėjimui. Tas mitingas buvo nutrauktas, išvaikytas. 88 metais vasarą per Lietuvą nuvilnijo daugiatūkstantiniai Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio mitingai. 1988 metais, rugsėjo 28 dieną, Vilniuje Gedimino, dabar katedros aikštėje, įvyko Laisvės lygos mitingas, skirtas pasmerkti 39 rugsėjo 28-osios pasirašytos Molotovo-Ribbentropo pakto slaptuosius protokolus. 89 metais prasidėjo jaunimo protestai prieš prievartinį Lietuvos vyrų ėmimą tarnauti Lietuvą okupavusioje kariuomenėje. Štai vienas fragmentas iš tų demonstracijų. Laisvės lyga, Jaunoji Lietuva, Lietuvos komitetas Ženeva 49 rengė daugiatūkstantinės eitynės, kitas protesto akcijas, reikalavo, kad Rusijos kariuomenė paliktų Lietuvos teritoriją. Buvo surinkta, pradžioje pradėjo šitos organizacijos rinkti, vėliau parašų rinkimo akciją perėmė Sąjūdis, buvo surinkta 1 650 000 parašų. Ir tuo metu Lietuvos vyrai pradėjo dezertiruoti, iš rekrutų slapstytis. Lietuva nebūtų išsilaisvinusi, jei į pasipriešinimo judėjimą nebūtų įsiliejusi stipri jaunimo judėjimo srovė. Tai kiekvieno mūsų širdie rusena maištininko dvasia, žinoma, doro maištininko dvasia, ne blogojo. Ačiū.